Nu ką, labas bičiuliai. Kokioj gražioj vietoj. Kokiam gražiam ežere. Bičiuliai. Ir pagaliau išaušo ta diena, kada bandysiu pagauti didelę ežero raudę. Šiandien vienas, tai visas dėmesys jum, kaip aš sakau. Oras toksai, kaip ir šiemet visą vasarą. Ryte lyjo, dabar nelyja, bet paskui, vienu žodžiu žiūrėsim. Vėjas norėtųsi mažesnė, bet taip kaip tas, sakykime, krantas pavėjinis, kur gali būti raudžių, tai pabandysiu kažką tai pagauti. Tiksliau pabandysim paieškoti raudžių ir parodyti jum. O šiandien ką? Šiandien man kompaniją palaikys tekančios saulės šalies šedevras, tai Sestulka Black Staras Extra Tuning, tuned iki 2 gramų, tai bus turbūt pagrindinis ir turintis lietuviškų šaknų, ar kaip čia pasakyti, vis tiek kažkiek susijęs su Lietuva, tai Kalūrės perkūnas, kaip ir, kaip sakyt, atsarginis variantas. Tai va, bičiuliai, gerai, reikia žiūrėti, kol vizualiai nelabai kas matosi. Šiaip tai skau, geriausia, kad būtų visiškas štilius, tada matai jas. Ir aišku, geriau turbūt būtų, kad saulė būtų. Saulės šiandien, kažin bus. O, sujudėjo švendras. Reikia stebėti, kaip sakant, vandenį ir švendrius. Čia sujudėjo švendras. Davai, negaištum laiko. Greičiau. Kol vėl neprasidėjo koksai lietus ar škvalas ar dar kažkas tokio. Nesinorėtų. Pagal prognozę vėjas, kažko tai susuko sprandą, vėjas turėtų kaip ir imti įdienojus. Tai 7 ryto, kiek iš savo tos mažos patirties tam ežere 2 kartų galiu pasakyti, kad ryte stebuklų nebūna, kažkaip geriausia įdienojus. Skau, idealiausia, kad būtų saulutė. Sakau, su saulutė šiandien bus problemų, bet gal. Skau, reikia priprast, akis, kad priprastų prie tos visos, sakykime, aplinkos ir tada matysis kur kas. Gerai, bandyt. Čia kažkur vienas kitas paėda, vien žodžiu. Tuoj bandysim jungt motorinį gidą, užsidėti ant krūtinės kamerą. Avižėlė 0,5. Bet jeigu kas, galima bus bandyti ir tarsime bandyti ir didesnį užsidėti. Ten 0,7 gal 0,8 kokia ten yra didesnė. Tiesiog, kad damest ten, kur reikia, nes kaip ir vėjukas truputį yra ir. Nes šiaip jos būna dažniausiai palei pat švendrius. Arba, aišku, būna ir išeina į sėklių, bet skau, reikia stebėti. Kol kas paviršiui nesimato nieko. Jos juda, bet jo, to vėjo tai tokio nereikia, čia iš kur tie gūsiai tokie.
Opa, bičiuliai, pirmą turim nedicką. Oi, bet tai ką, ta gražumas, koks gražumas. Koks gražumas, bičiuliai. Ką yra? Pirma. Sakau, kad čia vat lyg tai sujudėjo švendrė. Vat sakau, reikia stebėti, va matosi, gal jums tiek, va, ding, tos daužo, nu, tarsime, ten tos stiebus valgo. O, dar viena. Nu, tu atsikapina. O, geras metimas. Hop. Bičiuliai, veiksmas prasideda. Kaip sestulka iš karto. Ui. Kaifas. Traifas. Parijus. Matot, kaip duodasi. Čia varinėja. Skau gaila apseniau, kad tai nesimato taip tai vizualiai. Būdau matosi. Opa. Bet čia kol kas tokias ne pačios didžiausias, bet gražias. Gerklę. Bičiuliai. Kiekvienu metimu. Kiekvienu metimu, bičiuliai. Top. Gražesnė. Argi negrožis. Argi negrožis. Realiai tik įmetė ir iš karto. Kaip į gerklę. Gražesnė, bičiuliai. Kas man labiau patinka. Pasaka. Auksinės žuvelės, bičiuliai, auksinės žuvelės. Auksinės žuvelės. Reiks keist tašką, ieško didesnių. O, gražesnė vėl. Kaip buvau aš pasiilgęs jų. Kaip aš buvau pasiilgęs metus laiko. Laukiau tos dienos.
O šiemet, kai tokie orai, tai išvis kaip ištaikyt. Tai va čia nėra idealų šiandien oras, bet viskas gerai, žuvis kimba. Bandysiu pasididint 0,8 užsirišti. Vis tiek jos ryja kaip pasiūtusios ir bus galima užmesti iš toliau. Ir teoriškai turėtų būti viskas gerai. Nes prieš vėjo metu dar čia gaunasi. O, čia kyras. Nu va, pažiūrėsim. Sunkesnė. Ką tu iškart? Bičiuliai, iš karto monstrinė. Va, čia jau mano dydis, bičiuliai. Čia jau mano dydis. Čia jau mano dydis. Ieškot, bičiuliai, kito taškelio. Yra, bet reikia, norisi tų didesnių. Užsidėjau akinius, jums uždėjau polarizuotą lęšiuką. Gal pavyks kažką geriau įmatyti. O ten, bičiuliai, prieki. Jos maitinasi. Jums gal, aišku, nesimatys, bet tik blyksi, kaip pasakyti. Blyksi. O, pabaidžiau būrį. Čia nedidelės. O ten toliau liktai didesnės. Nes kai gerai įsižiūri, matosi jos ta, kaip sakyti, žolytė rupšnoja. Pabandysim prisiartinti, jeigu nepabėgs. Ne, bet matau, eina palei. Čia nedidelės, ta prasme. Ten matau, vat juda. Ne, tokios, ne. Ne tas, standartas, nu, tai tokia dar pusė velnė, bet va, ten tikės pusė liko tik tai. Nu, o čia jau truputį gražesnė. Ant kancariuko gaudau. Bandysiu čia, vat matau, kažkas tai juda lyg tai gaila, aišku, banga ta trukdo, bet teoriškai čia viena kita, jeigu namesiu.
O, bičiuliai, taškelis. Taškelis gražesnių, tai kažkaip tai nerandu tokių. Mažyčių yra, o tokių gražesnių nelabai. O dabar čia atliktai kažkiek sudėtinga, kai bangelės tos yra, tikrai nepadeda. Bangelės tikrai nepadeda. Čia matosi, kažkas tai yra, nes švendriai juda. Tuoj bandysim arčiau prisibraut. Labai seklu. Baidosi. Šviesiukas, va, matot, kur jau yra daugiau, tai įsiduoda. O, mak tik tai. Įsiduoda. O, kaifas. Gražesnė. Bet kokios raudonumo pelekai. Čia tokios vidutinės. Vidutiniokės. O, gražesnė. Kaip taip jinai apgavo mane. O, tokios, tie kur rauna, tai iš vis. O, baliniukas. Ten nuo priekį. Maitinasi, matosi, bliksi. Žolytė ta. Valgo jos. Bandysim iškarčiau prisiartinti. Čia, vat, bet nerandu bičiuliai didesnių, vat matau, varinėja, bet, sakykime, va, būrys eina. Nu, paimsi, ne, aišku, paims, kuris dėsis, bet tokios, va, ne. O, būrys vėl atplaukia pas mane. Yra kelios ir didesnės, matau. Didesnės nespėja paimti. Didesnės bičiuliai nespėja paimti. Ten gal didesnės maitinasi. Nu, ten. Kaip karvutės žolytė. O, bičiuliai, čia jau mano dydis. Čia jau mano dydis. Gražuolė. Nu,
čia jau gražesnių būrelis. Kas čia taip keistai jinai. Pasaka. Pasaka. Stovi pilna obuolys. Nedidelių tokių. Viena kita gražesnė, bet tikėkimės jums matysis kažkiek tai. O yra ir gražesnių. Pabandytų užmesti, gal čia prašaus. Gal paims iš būrio pati didžiausia. Nu, didžiausia buvo, didžiausia priplaukusi nepaėmė. Ne variantas. Ten didžiosios matau. Nu, ten jau iš karto kitas reikalas. Vėl per kastą. Žiūrėkit, bičiuliai, kaip delfinai vara. Kaip delfinai. Ko nekimba. Duodasi, kai delfinai negaliu paimti. Nu ką. Tai pažiūrėk, kas čia yra. Kiek čia jų yra ir niekaip aš jų negaliu. Nu ką, į katilą. Neima. Nu ir neima, bičiuliai. Ir neima. Saulutė išlindo, pradėjo judėti. Pažiūrėkit. Nu ką. Tas vėjas. Bjaurus. Vėjas niekadėjas. Nu kada aš tai. Masiškai. Tai pagausiu nors vieną nešį čia. O, bičiuliai, pagaliau įbroznau, bet čia iškart jau dydis. O, čia jau. Ui, что? Вот čia tai grožis. Čia grožis. O čia tai grožis. O! O čia jau bombinės tokios. O saulutė išlindo pro debesėlius, pradėjo jos vaikščiot. Pasirodė labiau. Dar aišku, kad vėjo nebūtų. Tas vėjukas nei gera. O, kad. O čia, bičiuliai, jau kaifas. Čia jau. O čia to, ko aš atvažiavau.
Čia bičiuliai, to ko aš atvažiavau. Kokios lopatinės, bet tai kaip jos ryja gerklėj. Čia gaunasi giliau biški kraštas, o. Ai. Paim tik tai. O čia jau kaifas. Kur tai? Čia va raudės, bičiuliai. Vis tiek aš jas radau. O čia jau raudė. O čia jau raudės. Bomba, bet tai kaip ryja. Nu, kad taip nuotraukai greitai mes čia parinksim, ne? Krentančio net nieko daryti nereikia. Jo, čia 3,5 gylis. Iškai mažesnė. Iškai mažesnė. Vis tiek didelė. Viena už kitą gražesnė, bičiuliau. Viena už kitą. Nežinau, kaifuoju aš. Kaifuoju, bičiuliai, kaifuoju. Tai irgi ne kaifas šitokios. Argi ne kaifas. Ir užlinko. O, kliudekas kaip tik tai sublizgėjo, tokia raudė. Tokia raudė, bičiuliai. Girdi, velnės to. Bet tai jau raudė graži buvo, tai koks lydekas. Nu, pažiūrėsim, gal pamatysim, mes jį bandysiu aš atkelt. Nu, ką pasirodyk. Bet tai tokia raudė segė. Na, žiūriu, kad tik tos raudės kažkaip biškį parymo. Ja, tai atiduok raudę. Arba bent jau pasirodyk, kas per slybinas ir gali plaukt paskui. Tai nepaleidžia, kaip aš. Jau aš laikau įtempęs normaliai. Atiduok raudę. Ne, nėra didelis, bet kaip jis taip toks alkanas, kad jis jau ją ir praryjas. Ne, nepraryjas, pažiūrėkit. Nebloga silkė buvo. Pažiūrėkit, kokią raudę ką. Kokią raudę griebė. O, jau. Šita bus paukščiam jau. Arba tam pačiam slybinai. Tokia raudė. Nu, eik pasimk tamo jau.
Pagal idėją turėtų jisai susirasti tą raudę vėl. Bet raudė 200 gramų veik. Tas lydekas nepasakysi, kad ten labai didelis buvo. Poros kilų gal. Tai išmakalavo man raudės čia jisai. Ne, dar yra, matau. Va, vėl. Nu, lydeką išbaidėm dabar vėl. Gal ateis. Va, nu, ateina. Iš karto ateina. Tikiuosi ne lydekas. Bičiuliai, tikiuosi ne lydekas. Kas čia taip už. Čia jau kaifas. Kokio čia didumo turi būti. Labai pikta. Petelnės. Eikit savo, pažiūrėk, Ksestulka dirba įsijosus. Ksestulka dirba Kas čia per žvėris? Kur tas žvėris? Nematau to žvėries. Jūs čia kaujat, bičiuliai, į delną netelpa jau. Jo, čia ant to gylio jau tokios gražios. Sportinės. Oi. Bumt. Tos, kurios ant viršaus, nelabai kimba. Paleidi giliau. Leščiai, karosai, kaip pavadinsi, taip nebus. Kititumą. Atsiklaupt reikia. Tai jeigu mažiau šiktų, ant kelnių būtų išvis gerai. Kas čia per krokodilas vėl? Nu, į čerpokai, šoksi pati. Kokios jos sportinės. Svarbu, čerpokas nenuplauktų, noriu pasidaryti fotkę ir paskui jau, kaip sakant, nebežaisti su jom čia, nedėti tą laivelį. Kas čia dabar? Siuokaujat mano raudę tą, kur lydekas. Tu kai jūrelis? Eikit savo, kaip aš jau nemačiau, kaip tyliai iš niekur kai rovė. Čia tas jūrinis turbūt. Kai tau didumo. Visi iš apačios kalė lydekas tą raudę.
Numečiau, jinai panešė, kaip sakant, neišgyveno, tai iš viršaus damušė. Realis. Kažkoks kosmosas. Kažkoks kosmosas, bičiuliai, čia šiandien vyksta. O, bičiuliai, kaip pasakyt, nuotraukai pasigavau, kiek čia tų valandų, per porą valandykių, nepilnos, va čia kiek tam taškelių didesnių, mažesnių. Va, pažiūrėkit, yra ką kelti šitų. O, kokios sunkios, kai rūpužės. Kaip čia jums parodyt, kur tu, kokios babos. Kaifas. Gerai, tas paleist ir toliau tykot didesnių, bet ir šitas jau geras. Kairovė. Nu. Tai kai didumo prie pat kranto įdienojus jau ir čia atėjo. Kur tu pažiūrėkit. Petelnės kokios. Kokios petelnės. Kaip ir nieko naujo, kuo labiau į dieną, to geriau kibimas, kaip ir visą laiką pastebėjau. Ryte taip sunkiau būna, mažesnis, o paskui prasideda. O toks. Paskui prasideda šou. To. Kašalotai. Kašalotai. Opa! Čia šitą gal reikia O čia tai viena iš didesnių. Šiandieną. Nu, įsišik. Bomba. Bičiuliai, tikrai dabar jau pradėjo visur, va, ir arčiau kranto, kur visas
Kokie krokodiliukai. Kokie krokodiliukai. O, štai pažiūrėk. Kokie krokodiliukai. Babūnės. Dabar jau babūnės kimba vieną. Įdienojus. Eina vaga. Lėštukai, karosiukai. Nesveikai, bičiuliai, nesveikai. Čia veiksmas vyksta. Čia veiksmas vyksta nesveikai. Čia tokios truputį gal mažesnės, bet nesveikosios kažkokios. Gerai, bičiuliai, reikia ir perkūnui biškį duot susipažinti su tom baisulyniam raudėm. O to guli, liūdi ant borto, ant denio. Tegu biškį tegu padirba biškį ir jisai palanksto. Čia vežėlė mažesnė, bet bus gerai. O. Perkūnų, bičiuliai. Perkūnų. Perkūnų, bičiuliai. Perkūnas. Perkūnas ir raudės, bičiuliai. Raudės dinozaurės. Gerai, su ta raudė ir baigsim. Turbūt perkūno pasirodymą šiandien. Viskas čia su juo gerai. Nusifotkino, pasimankštino biškį. Kaip bebūtų, šiandien Ksestulkos diena. Ir su perkūnėliu. Ateis kitą kartą, gal su perkūnu daugiau gaudysim. O, bičiuliai, gal babūnė. Babūnė, bičiuliai. Koks grožis. Mamka kokia. Snapiuką. Pliumt. Nu gerai, dar įjungsiu kamerą. Nežinau, bičiuliai, viena už kitą gražesnės. Jau jums turbūt net neįdomu
neįdomu turbūt žiūrėti, meti trauki. Daryt pertraukėlę gal reikia ir man gal užvalgyti, bet kad, nu, nepaleidžia, žinokit. Nepaleidžia jos mane. Nepaleidžia. Ir oras lyg taip iš kitoks pasitaisė. Priplaukiau, bičiuliai, į rytinį tašką. Pasižiūrėt, kur pradėjau ir pažiūrėkit, toks jau kalibras. Skau, įdienojus jos užauga, ryte tokios mažesnės raudonpelekės. O paskui jau padidėja. Matos jos. Ten vaganosi, blikčia, žolytę rupšnoja. Vėjas pakyla. Nors kaip tik į dieną rodė, turėtų nurimt, bet kol kas nelabai jisai. Tai va, sakau, visą laimę, kad nuo kranto. Tai dar galima suradus tokių, matau, bliniukai ten bliksi bliniukai, nu dar reikia keletą pagaut, bus galima po truputį baigti. Bet kaip, bičiuliai, kaip čia, nu, kai toks grožis ima. Kai toks grožis ima, kaip palikties. Bičiuliai, užstuko sprando biškinėn. Net užtenka. Pietus, 1 valandą. Tai va, vienu žodžiu, bičiuliai, pasaka, kaifas. Pasportavau per tas kelias valandas. Belė kaip, tokios raudės. Tai sestulka atidirbo kaip turi būti. Per kūną truputį buvau įdarbinęs vienu momentu. Vienu žodžiu, raudės kimba, važiuokit gaudyt. Trumpai dar priminsiu apie savo šiandienos pagrindinį kotuką, tai kaip ir minėjau, Xesta Black Staras Extra Tuned iki 2 gramų. Toksai vat. Nėra jisai grinai vežadarbinis, bet tinka ir avižai. Jisai, vienu žodžiu, nano džigui, bet žiauriai skambus, nu, vienu žodžiu, viskas super duper. Rytutė Berkingo Atena 3 berots, valiukas Torėjus 0,2, fluorokarbono pavadėlis 0,15. Aš rišu, man taip patogiau, taip geriau, nežinau, man taip smagiau, todėl rišu. Kiti neriša. O masaliukai tai kaip ir visą laiką. Kingfisherio va, aviža fishing, nu jie visi panašus, dar tantykių fišapinių, vienu žodžiu, visko pabiškį reikia turėti ir žaisti. O kas liečia tas raudės, tai sakau, čia gaunas irgi savotiška tokia kaip ir medžioklė. Reikia stebėti vandenį, jos visą laiką, nu, kaip sakyti, jos įsiduoda. Kažkur čepsi, kažkur tai švendrius griaužia, tai vat kažkur matosi bliksi, tai šokinėja kai delfinai. Esmė tame, kad reikia, kad būtų kuo ramesnis oras. Šilta, saulė, jos vat mėgsta. Šiandien ta tokia diena, nu, ne pati geriausia raudėm, bet taip kaip šiemet labai sunku ištaikyti tą tokį gerą orą, tai rizikavau, nes žinojau, kad bus vėjas nuo kranto, vat, todėl ir visai pavyko. Tai tiek, bičiuliai, tam kartui, kaip visada, užeinam į ambasadą pasižiūrinėt. Įrankių nuorodos sudėsiu aprašyme po video. Pasižiūrėsite, jeigu sugalvosit kažką pirkt, tai nepamirškit nuolaidos kodo
Unik. Ir atributikos galite užėjti pažiūrėti. Norit žinot, kur tokios superinės raudės kimba, junkitės į klubiokus, į patronus. Ir ką, ir tiek žinių kol kas. Susitiksim kitame video. Ir bičiuliai, dar neišjunkit. Pabandysiu kelti po vandeninių kadrų. Nu, kažkiek su tą pačią DJI bandžiau kažkiek taip pafilmuoti taip kaip ežeras, tai visai, manau, kažkas, dar aš nežinau, bet manau, kad vis tiek kažkas verto dėmesio, keli kadriukai bus, taip kad pažiūrim dar povandeninius vaizdus ir iki sekančio, iki.